Sveiki tautiečiai, sveiki bičiuliai. Šiandien norėčiau paliesti temą šiek tiek su jumoru, kuri vadinasi dekomunizacija. Kas yra dekomunizacija? Jie atliko ir Pabaltijo valstybėse, bet labiausiai buvo daroma Ukrainoje. Dabar tą dekomunizaciją tęsia Rusija. Kai viskas vyko. Dekomunizacijos pradžia buvo visų komunistinių paminklų griovimas. Paminklų, kuriuos pastatė Tarybų Sąjunga. Net kariam išvaduotojams statė griovė paminklus. Ir jie tai vadino dekomunizacija. Na, ką dabar daro Rusija? Jie dabar toliau dekomunizuoja Ukrainą, jie tęsia tą, ką pradėjo ukrainiečiai. Elektrinės, komunistų pastatytos. Gamyklos, įmonės įvairiausios pastatytos komunistų. Jie sprogdindami, jie dekomunizuoja Ukrainą. Miestai, mikrorajonai, daugiabučiai pastatyti sovietų, taip vadinamų komunistų. Jie dekomunizuoja, lygydami su žemėm, ir atstato naujus namus. Pažiūrėkit, jeigu teko matyti kokius gražius namus, atstato visai kitokio stiliaus, kiti namai. Ne komunistinius, kapitalistinius. Reiškiasi, Rusija vykdo tą dekomunizaciją, kuri buvo suplanuota ir kurią pradėjo ukrainiečiai. Pas mus taip pat vyksta dekomunizacija, kol kas tik pradžia dekomunizacijos. Paminklus vienus nuvežė į Grūto parką, kitus griauna, naikina. Net paminklus, kurie įtraukti į paveldą UNESCO ir negali būti griaunami, bet juos griauna, todėl kad tai dekomunizacija. Ir taip dekomunizuodami, jie pasikvies į pagalbą Rusiją, kuri atėjus dekomunizuos iki galo. Kai pradės dekomunizuoti nuo elektrinių, nuo užtvankų, nuo visko, kas buvo pastatyta prie komunizmo, ir bus proga atsinaujyti Lietuvai. Atsinaujyti nauji namai, nauji miestai, nauji rajonai. O komunistiniai pastatai bus dekomunizuoti. Šiaip tai pasiūlyčiau dar vieną dekomunizaciją. Seime sėdintys didžioji dauguma ir didžioji dauguma rusofobų turi aukštojo mokslo diplomus, komunistinius. Nes juk mokslus baigė už dyką Sovietų Sąjungoje nekenčiamoje. Tuomet reikia dekomunizuoti ir visus tuos aukštojo mokslo diplomus. Jei jau dekomunizuotai iki galo. Reiškiasi, visi jie lieka visiškai beraščiai, neįsilavinę, be įsilavinimų, be jokių diplomų. Net be atestatų vidurinės, nes ir tuos baigė nekenčiamoji Tarybų Sąjunga. Tai bus dekomunizacija. Tai va. Ką laukiam tos dekomunizacijos Lietuvoje?